Sveiki, kaip gyvuojate? Aš tikiuosi, kad 4 etapas jums neprailgo. Jis yra pats ilgiausias etapas per visą šitą programą. Bet čia vyksta labai svarbus dalykai, tai yra užpildymas mūsų žarnyno. Ir po jo dėmesio moteris ypatingai turėtumėt suklusti. Dėl to, kad jaunystės algoritmų programa nėra tik tais skirta sveikatinimuisi, bet ir grožiui. Ir šiandien kaip masažuotoja norėčiau pakalbėti apie tai, kaip rūpintis mūsų oda. O mūsų odai tikrai reikia labai daug ir ypatingai, kai yra žiemos metas, kai pradedamas yra šildymas, tai iš vidaus reikėtų drėkinti ir iš išorės. Ir reikėtų pildyti tam tikrais mikroelementais, tam tikrais produktais, kad mūsų oda švytėtų, kad mūsų oda neprarastų elastingumo. Ir ne visiems dėja duota iš prigimties tas geras elastingumas, geras stangrumas, o su metais bėgant žinome, kad oda praranda būtent tą elastingumą, praranda būtent tvirtumą ir tada aišku atsiranda raukšlės. Kas aišku moteriams nelabai patinka, vyrai gal mažiau dėmesio kreipia, bet moteris dažniausiai vis tiek kaip tą vizitinę kortelę rodo veidą pirmiausia. Antroje vietoje eina figūra dažniausiai ir aišku, mums kaip moteriam tikrai turbūt rūpi, kaip prižiūrėti veido odą, kad ji atrodytų kuo gyvybingesnė, kad nebūtų šlakuota, kad nebūtų spuoguota, kad būtų kuo mažiau raukšlių. Aišku, jų visiškai neišvengsim, tačiau sustabdyti šį procesą tikrai galima, nes odoje vėlgi, kaip ir visame kūne, yra ląstelės. Ir ląstelė, kuo jinai pati jaunesnė yra, kuo jinai spėja atsijauninti, o po šito detoksikacijos proceso tikrai ląstelės mūsų tiek vidaus organų, tiek odos jos atsijaunina. Esu girdėjus tikrai nemažai liudijimų, kurie sako, kad po būtent šitos žarnyno reabilitacijos programos praėjo pigmentinės dėmės, oda tapo skaistesnė, gyvybingesnė, odos spalva perėjo į tokią rausvesnę, daugiau priplūstamų kraujo. Aš pati esu tokios tikrai odos stangrios, tai yra man duota iš prigimties, bet mano užduotis, pavyzdžiui, yra pasirūpinti taip, kad nebūtų jinai ta kuperozinė, kada muša ištisai raudoni. Tai aš turiu savo užduočių, bet šiandien pakalbėsiu apie tokią galbūt bazinę ir visiems tinkančią programą, kur moteris jau po 35 metų turėtų pasirūpinti. Ir kad užkirsti kelią būtent kolageno mažėjimui, nes tai yra vėlgi struktūrinis baltymas, kuris kaip tik ir duoda mūsų odai stangrumą, elastingumą ir būna tada mažiau raukšlių. Taigi, ką reikėtų daryti? Visų pirma, visada reikėtų žvilgsnį turėti drėkinimą tą iš vidaus, maitinimą iš vidaus odos ir aišku, kosmetinės be abejo priemonės, kurios taip pat mums ateina į pagalbą. Ir šiandien pakalbėsime, kaip prižiūrėti odą. Tai visų pirma, aišku, viskas prasideda nuo to, kad pirma oda yra nuvaloma. Dėl to, kad dažniausiai po miego arba, pavyzdžiui, vakare jau būna jinai prisisotinusi dulkių, tai kad netepti ant nešvaraus veido, pirmiausia nuvalom ir mes turim nuostabų micelinį gelį, netgi ne vandenį, o labai švelnų micelinį gelį su bijūnais, kuris būtent ir puikiai valo, puikiai drėkina ir nuvalo odą tikrai ir nuo makiažo likučių, ir būtent nuo tų dulkelių, kurios nusėda ant mūsų veido. Tai visų pirma yra odos nuvalymas ir po to minimum jau ką mes darom, tai aišku reikėtų nepamiršti būtinai toniko. Tonikas yra ne šiaip savo įdėtas į odos tonizavimo tą procedūrą. Tai ne tik tai jisai tonizuoja, bet būtent jisai palaiko teisingą odos pH ir taip subalansuoja odą. Ir pas mus tonikas yra tiesiog Nature Sunshine kompanija sukūrusi toniką taip, kad jis yra matuoja, tai yra matinis
atspalvis, kad neblizgintų veido, bet tinka visų tipų odai, yra iš planktono ekstrakto ir pridėta tikrai turtingų tokių ingredientų, kur tiks kiekvienai odai. Tai va, tonizuojam odelę ir po to jau galime tepti. Tai yra išorinės priemonės, kas labai man pačiai asmeniškai patinka ir kam tikrai norėčiau parekomenduoti, tai pelenės efekto būtent kaukė, kuri tiesiog suteikia odai gyvybingumą, jos nereikia nuplauti, labai patogu ir nakčiai užsidėti, nes kaukė vėlgi jinai stipresnio tokio poveikio ir giliau drėkina, maitina. Tai tinka visų tipų odai, nėra agresyvių kažkokių konservantų pridėta, yra augalinių priemonių įdėta ir jį, aišku, tokį duoda atgaivinti, dėl to jinai ir vadinasi pelenės efektą, nes labai staigus efektas. Šiek tiek jau jinai blizgina, jinai suteikia tokio blizgesio, jinai suteikia tokio šviežumo pojūčio ir aš galiu papasakoti istoriją, kai padariau moteriai masažą ir ištepiau šitą kaukę, ir sako, wow, sako, toks jausmas, kad viskas yra sukelta. Ir jai tada buvo apie 30 metų, sako, aš kitą dieną nuėjau ir pirkau alkoholį ir manęs pirmą kartą po ilgo laiko paprašė dokumento. Tai aš nustebau, bet labai, sako, susiejau su tuo, kad šitą kaukę išties man suteikė tiesiog tokio žvalumą. Tai čia tokios išorinės yra priemonės ir aišku, mes turim tikrai pasiūlyti iš Nature Sunshine kompanijos ir kremų, tai yra antiraukšliniai kremai, dieniniai, naktiniai yra tokie sodresni ir taip pat drėkinimui odai, kas irgi yra reikalinga ir ypač, kaip minėjau, tuo šaltuoju metų laiku, kada prasideda šildymas, tai oda daugiau išsausėja. Tai va čia būtų toks išorinis pasirūpinimas oda, o iš vidaus tai aš pati bent jau ką rekomenduoju savo ir ką rekomenduoju klientam, tai būtinai antioksidantai. Tai yra tos medžiagos, kurios mūsų ląstelį neduoda senti. Ir ne tik tai C vitaminas, labai gerai odai yra produktai su resveratroliu. Resveratrolis yra vienas iš tokių stipresnių antioksidantų, kurios būtent neleidžia senti odos ląstelėm ir suteikia gyvybingumą. Tai taip pat stiprinimas eina ir kapiliarų. Jeigu norite, galite išbandyti Nature Sunshine vitaminą C, kuris yra su rutinu. Tai rutinas būtent rūpinasi kraujagyslėm. C vitaminas jisai taip pat šviesina odą šiek tiek, mes žinom kremai, kad būna su vitaminu C. Tai vėlgi labai reikia antioksidantų. Jeigu jūs norite išbandyti ne C vitaminą, jūs galite pasirinkti gėrimą Zambroza, ten yra resveratrolio, ir grapiną su antioksidantais, kuris taip pat turi gausiai resveratrolio. Ir būtent antioksidantų nereikėtų pamiršti, nes tai vėlgi prisideda prie jūsų odos atjauninimo. Ir ką šiandien norėčiau dar akcentuoti, tai į vidų be abejo kolagenai. Kolagenas yra struktūrinis baltymas, kuris odai būtent suteikia elastingumo ir stangrumo. Tai grožį mes vartojam apie 3 mėnesius panašiai, tai eitų panašiai 3 pakuotės. Jeigu jūsų oda dar nėra praradusi daug elastingumo, tai tikrai tiktų labai kolagenas šitas miksas, dėl to, kad čia yra įdėta apie 6 gramus kolageno pačio, tai yra to struktūrinio baltymo. Taip pat yra hialurono rūgšties, kuri drėkina iš vidaus, ką mes ir kalbam, kad reikia drėkinimo ir iš vidaus. Taip pat čia yra vitamino C ir cinko, kas būtent prisideda prie odos stangrinimo, kas padeda kolagenui dar greičiau gamintis. Tai miksas šitas jums turėtų labai patikti. Ir jau kaip matote, vitaminas C čia įdėtas kaip antioksidantas ir vitaminas C būtent skatina kolageno sintezę. Kitas kolagenas yra šitas, kada jau mes prarandam labai daug elastingumo, kada jau reikia greičiau atstatyti ir galima pradėti nuo šito. Šitas kolagenas yra grynas, bet jo dozė yra tikrai didelė, tai yra jau ta vadinamoji terapinė 17 000 kolageno peptidų hidralizuotų, puikiai įsisavinančių. Tai yra irgi taip pat milteliai, kur tiesiog išsitirpinam ir geriam. Jisai
turi tokį želatininį poskonį, nėra pridėta jokių kvapiklių, dažiklių ir panašiai. Tai šitą mes vartojam, kada išties yra oda jau labai problematiška ir galim pradėti būtent porą mėnesių, bent jau arba 3 pagerti šito kolageno 17 000. Tai vienam kaušeliui būtent tiek ir yra. Ir kas duoda tikrai labai greitą efektą, dėl to, kad ir mano klientės jau net po mėnesio grįžusios, sako, man jau nebetempia odos, man šiek tiek atsirado to tokio, atrodo, pasipriešinimo odoj, kas vėlgi parodo stangrumą, ne? Tai tas pasipriešinimas, kai nėra nutysusių kažkokių arba nesipriešina oda, tai arba pats žmogus įsivertino tai, arba tiesiog jau matosi, kada daugėja raukšlių, reiškia prarandamas elastingumas. Tai aš rekomenduočiau pradėti netgi nuo šito, o paskui įjungti galima ir tą mix variantą, kolageną su hialuronu, su vitaminu C ir cinku. Ką dar mėgsta kolagenai? Kolagenai labai mėgsta mikroelementus, labai mėgsta mineralus, vitaminus, tai tikrai nepagailėkit. Ir jeigu jūs vartosite priedo šito kažkurį antioksidantą, jūs turėsit labai didelį efektą. Dažniausiai klausia manęs, kuo skiriasi. Tai vėlgi šitas žydras sako kolagenas nuo rožinio, tai vėlgi dėl to, kad pačio kolageno kiekiu, tai jisai, kaip minėjau, yra bomba, 17 000 kolageno pačio peptido, ir jeigu jums reikia to būtent pildyti struktūrinę daugiau baltymo, jūs galite rinkti šitą kolageną. Jeigu jūs turite mažiau problemų ir norite tiesiog palaikyti odą, pamaitinti ją, kaip tik po detoksikacijos proceso labai yra gerai tą padaryti, tai galite vartoti šitą su hialurono rūgštim, kaip tik šaltajam periodui, kada yra šildymas. Hialuronas, kaip minėjau, jisai daugiau darys drėkinimą iš vidaus. Ir be abejo gausite čia porciją cinko ir porciją vitamino C, kas padės greičiau gamintis kolagenui. Kuom dar skiriasi tirpumas, šitas yra paketėliuose, paprasčiausiai galima jį nešioti su savim ir su šaukšteliu gražiai išsimaišo. Kadangi šitas yra kolagenas labiau tirštesnis, tai tiesiog paimam į gertuvę, susipilam, išsikratom, kad išsimaišytų geriau ir neliktų gumuliukų ir tiesiog geriam. Galima jį maišyti su sultim, galima dėti į karštus šitą gėrimus, ko negalima žydro kolageno, nes ten yra ir hialuronas ir vitaminas C. Šitą galima net į karštą, būna kavą kiti dedasi, nors keistai skamba, bet jis tiesiog pritaikytas taip. Tai galima jį vartoti su mūsų netgi labai skanu, bandžiau su Solstick Energy, kam trūksta netgi tokios energijos, tai įsipilam Solstick Energy su vandenuku, jie išsimaišom ir įsidedam kaušelį būtent kolageno, nes jūs dar gausite priedo vitaminų B kompleksą, kas yra Solstick Energy, tai vėlgi kolagenas labai mėgsta ir B grupės vitaminą. Tai jeigu jums būtų klausimų, kaip toliau galiu individualiai prižiūrėti odą, jūs galite tiesiog rašyti, detalizuosim, galbūt ir parinksim jum tinkamą ar kremą pagal jūsų amžių, pagal odos galbūt tipą ir tai, ko jums reikia antioksidanto išsirinkti galima, ir parinksim būtent tokį kolageną, kuris duotų jums didžiausio efekto ir naudos. Ačiū, kad stebit, ačiū, kad dalyvaujate ir tiesiog mokykimės kartu rūpintis savo veido oda.